Tai treneri, kaip nusisekė šiandien mačas? Nusisekė pagal rezultatą prastai, bet ir būna rungtynių, kai atrodo rezultatas didelis, gerai žaidžiam, bet šiandien ir rezultatas didelis ir nesu patenkintas. Komanda pildė nurodymus visus. Ir gana nemažai įvarčių ir krito ir gal netgi iš mano pažiūros kai kurie tokie lengvi buvo. Ar mano tai buvo tiesiog nenusisekęs vartininko žaidimas ar labiau ir gynėjų klaidos? Tai čia kaip nėra vartininko, nėra gynėjo ar puolėjo, tai čia komandinis sportas, tas pas. Ir aš reiškia kažkaip kaltas neišreikalavau, tai jo kokie, skaičiau, tai kokie 5 įvarčiai nereikalingi buvo galima sakyti. Tai ar nepasisekė, ar, nežinau, bet taip šiandien ir nesisekė, ir plus dar blogai vykdėm rungtynių planą. O kaip Liepoja, pirmą kartą su jais susitinkate ir tai nauja komanda šiame čempionate, ar nustebino? Mes antrą kartą žaidžiam, tai pirmą kartą sunkiau buvo, o dabar maždaug žinojom, kaip jie žaidžia, bet sakau, ruošiamės tam prieš jų tą aktyvų žaidimą, kaip spręsti tas problemas, bet išpildymas buvo ne aukščiausio lygio šiandien. Ir dar laukia vienas turas čempionate, tačiau jau čia Elektrėnuose šioje arenoje lapkričio beveik už šiek tiek daugiau nei savaitės žais rinktinę. Ar jau galvojat apie tuos mačus, ar vis dar susikoncentravęs į čempionatą? Kai sakom, pagrindinis darbas čia, baigsim čia rungtynės, bus pertrauka vadinama, kipsim į darbus tenais, bet dabar labiau susikoncentravęs čionais. Ačiū.